Va taip atrodo mano akis. Jau trečia diena. Gerai, kad turiu tepalą. Bet vis tiek dar laikosi patinimas. Nu va, išvažiuojam. Visada reikia pas savęs palikti švarą. Reikia gerti kitų žmonių darbą ir turtą. Jeigu yra indaplovė, visada geriau sudėkit savo indus į indaplovę, tos, kurios naudojot. Labai nereikia daryti generalinio, bet kad aptvarkyti, tiesiog, kad būtų švaru. Kad kaip atvažiavot, taip ir išvažiuojat maždaug. Visokiausios rankšluosčius ir patalynę geriausiai sudėti į vieną vietą, o jau šeimininkai patys jau viską išskalaus. Tai va, ačiū šitiem namams ir važiuojam toliau. Dabar važiuosim apie 5 valandas, sustosim arba Vroclave, arba Kutna Hora ir mūsų tikslas yra Praha. Pasirodo, pripyliau per daug tepalo. Tai dabar važinėjom po servisus, tai radom tokį švirkštą ištraukti. Stovėjo mašina kreivai ir tikrinau ir rodė, kad per mažai tepalo. O pasirodo, buvo normaliai. Užvažiavom į prekybcentrį tokį, nusipirkom ledų, labai įdomių čia skonių yra ledai tokie. Atrodo taip kaip ir paprastai, bet labai tokių įdomių skonių yra. Pavyzdžiui, karvutės skonio, to mango sticky rice, tokio deserto tailandietiško, po to yra bezė su marakuja, mes paėmėm labai skanus, pieniškas toks braškiniai yra. Yra kavos makiato skonio. Po to toks įdomus derinys, kad peanut butter ir braškės. Oreo yra visokiausia. Kas yra irgi įdomu, kad čia yra be cukraus, pavyzdžiui, yra su alkoholiu ledai. Strawberry matcha latte, Oreo matcha, banana matcha latte. Aha, smoothie, žiūrėk, smoothie matcha yra su cherry cloud netgi, coconut cloud, blueberry. Va, banana matcha dar latte, įdomi, su Oreo matcha. Važiuojam mes link Jelėnė Gorą, čia yra Čekijoje, šalia yra dar dideli kalnai, Karkonošė kažkaip vadinasi miestas. Tai žiūrėsim, kur apsistosim, ar tenai, ar kitą dieną važiuosim į tą Karkonošę. Tai labai dideli kažkokie kalnai, žymi tokia vieta, tai verta tikrai apsilankyti. Pagal pirminį planą turėjom važiuoti į Pragą, sustoti Vroclave ir tada kitą dieną į pačią Prahą, praleisti ten 2 dienas ir tada 5 dienas prie Prahos kempinge, bet pakeitėm planus, nusprendėm važiuoti prie kalnų, labai norisi pasižiūrėti ir sumažinsim dienas kempinge, nes naktis yra pakankamai šaltos, tai kažkaip 5 naktis visgi daugoka, tai galvojam praleisim tik 3 dienas, praleisim kalnuose, o po to netgi aplenkdami Prahą važiuosim į kempingą. Užsukom į Dekatloną, atsigėrim kavos, nusipirkom pyragėlių ir dabar patenkinti važiuojam jau.
Vroclavą jau po biškį matosi kalnai. Tai visi važiuoja va taip va iš šono, kad policija greitoje galėtų nuvažiuoti. Pavalgyt. Čia yra bistro. Visko pilna, labai skaniai atrodo. Čia yra tofu toksai. Galiu sriubos. Gali. Ačiū. Pifusia, kur tu keliauji, mažylį? Kurgi tu važiuoji, Lelė, a? Pifusia, o tave pro langą niekas nepriima pažiūrėti? Ateik.